kaip jūsų tėvai pasakodavo apie Rogą, ką esat girdėję iš tėvų? Mūsų šeimai Roga buvo didžiulis buvęs ryšys. Visą laiką apie Rogą buvo atsiliepiama šeimoje pagarbiai. Jis buvo labai artimas. Reikia pasakyti, kodėl jis buvo toks artimas mūsų šeimai. Tai čia susiję su šio krašto gyventojais, su tai, kad jisai irgi buvo prūsų kilmės, prūsas, ir mano tėvai taip pat buvo, mano tėtis prūsas, prūsų kilmės. Tie žmonės pokario metais išgyvena, jie turėjo, kaip sakant, išgyventi ne tik tais toj naujoj pasikeitusiai sovietiniai santvarkoj, bet jie turėjo dar išmokti išgyventi ir tarp lietuvių, nes šitą kraštą užplūdo žmonės, kurie norėjo tik perimti namus, perimti turtą, teko pažinti visko čia tiem žmonėm, prievartos, klastos. Todėl tie žmonės, ta dalis žmonių, kurie čia liko po karą, kurie nepasitraukė, jie paprasčiausiai buvo kitokie. Jie buvo kitaip priimami tų ateinančių žmonių. Jie buvo skundžiami, buvo siekiama užimti jų namus. Todėl tie žmonės tarpusavį, jie žinojo, kad jeigu gali čia kuo pasitikėti, tai tik savais žmonėmis. Prūsai bendravo artimiau tarp savęs negu su vietos lietuviais. Jūsų tėvai su Roga kalbėdavosi vokiškai tarpusavį? Vokiškai. Vienareikšmiškai? Vienareikšmiškai. Tiek mano močiutė, tiek mano tėtis. Mes ir kalbam praktiškai visa šeima vokiškai. Vokiečių kalba mūsų, kaip sakant, jie mums ir giliai, giliai genuose, ir mes juos neapleidžiam ir negalim apleisti. O ką tėvai pasakodavo apie Rogą? Roga buvo tas žmogus, kuris užsiėmė čia tą sielovadą, ir jisai labai gynė tą tikėjimą tiesas, jisai jas aiškindavo, ir jis, kaip pasakyti, tai buvo tie žmonės pokario laikė, jie nelabai turėjo kuo tikėti. Tikriausiai Dievas ir tos pamaldos ir visa kita buvo tai, kas jiem padėjo išlikti, nepalūžti, neapleisti savo vertybių. Jūsų Rūkuose pradėjo būti sakytojai? Mūsų susidūrims buvo turbūt Rūkuose pirmasis. Jis buvo toks asketiškas, jis buvo rengdavos kukliai, tvarkingai. Sovietų laikais, nors vienoje evangeliko bažnyčiai buvo pamaldos vokiečių kalba, ar tik lietuviškai? Neatsimenat? Sovietų būtent laikais. Aš iš to laiką, aš manyčiau, kad jau 70 vidury gale vykdavo pamaldas lietuviškai. Lietuviškai visgi. Jūs vokiškai neprisimenat iš vaikystės? Ne, aš vokiškai neprisimenu. Ką jis jums sakė? Prisimenat gal kažkaip? Jisai, kaip pasakyti, jisai visada giliai tikėjo ir manė, kad tikėjimas gali padėti, ir mes tikrai galim patvirtinti. Mes esam prisilietę taip tiesiogiai prie to tikėjimo. 91 metais mums gimė dukra, neišnešiota. Ir labai sunkiai būklei, buvo 7 mėnesių, ir Klaipėdoj reanimacijoje gulėjo žmona su ta dukra, ir mums gydytojai davė labai mažai vilties, kad tas vaikas išgyvens, ir tada mes nutarėm, kad reikėtų jį pakrikštyti ten ligoninį. Ir tada aš nuvažiavau pas Ernstą ir paprašiau, kad kadangi jis buvo, gal tų kunigų buvo arčiau, čia parapiškai, bet jis buvo taip susijęs su mūsų šeima, jis buvo mums artim žmogus, mums buvo lengva su juo susitarti, ir mes paprašėm, kad aš jį nuvežčiau ir kad jis ten tas apeigas atliktų. Tai buvo 3 dieną po gimimo, ir jam pradėjus apeigas tiesiog dukra pradėjo mėlti, tarsi pradėjo mirti. Gydytojai subėgė, atliko dirbtinį kvėpavimą tiesiog jau iš burnos į burną, kad kunigas galėtų savo apeigas pabaigti. Jinai išgyveno tą momentą ir po krikšto jam pradėjo gerėti, kreivė į viršų. O kaip daktarai žiūrėjo tai? Jie daktarai pripratė. O Roga ką sakė? Jisai tik tai žmogus buvo labai susijaudinęs tos akimirkos visos, to tokio tragiško momentą, kad Šilutėje, kai aš jį parvežiau ir norėjau atsiskaityti už paslaugos, aš ten neatsimenu, kokią aš tą pinigą padaviau,
bet jisai žmogus sako, čia yra per daug, sako, tai bus ir už palaidojimą, jis pats netikėjo, Rimtai? kad tas vaikas išgyvens. Tai vėl parodo, kad kad jis buvo būdams ir kunigs, ir tikėjimų žmogus, vis tiek jis buvo žmogus, vis tiek turėjo ir tą subjektyvę žmogaus nuomonę, kaip sakant, kad jis nebuvo, taip išeitų visiškai tikras, kad ten viešpats ar taip pasielgs, ar jis taip pasielgs, jis to nežinojo, jis perteikė tai, ką jis galėjo, kaip šventiks, kaip kunigs ir, kaip sakant, ir dar žiūrėjo vis tai kaip žmogus. Tai jis vis tik tais, kaip sakyti, reiškia, buvo pakankamai realistas. Taip, bet kuriuo atveju. Taip. Jis nebūtų lipęs, sakysi, jeigu viešpas nenutrenks, tai aš lipsiu ant laido elektros. Jis žino, kad gali vis tiek nutrenkti. Taip, žinoma. Supratau. Gerai, ir jūs juos sutokė, tai dar prieš tai jūs juos... Jūs mūsų sutokė, galim sakyti, ranka laiminga 26 metų kartu gyvena. Pirmą kartą girdžiu tokį reiškimą. Ką jis jums palinkėjo? Jis taip ir palinkėjo sveikatos, ištvermės, pasitikėjimo. Jis visada sakė, išlikti Kristuje.